celle de vos baisers, talent dans les ornières de mon identité. Tai dabar bus lemiama akimirka. Dar, aišku, visi nesušoko, bet gali jau nujausti savo vietą pagal balus. Taip, ir iš tikrųjų netrukus savo balus išgirs Simonas bei Liucija. Ir tie balai sumuosis, taip, kadangi už vieną šokį maksimalus balų skaičius yra 40, šokiai 5, tai maksimaliai galima surinkti 200 balų. Taip. Ir čia kol kas antroji vieta. Taip, geriausiai buvo įvertinta choreografija bei prezentacija. Vienos valsą atliks 177 pora Aurimas Meška ir Ainė Rutkauskaitė iš Kauno. Editos Daniūtės šokėjai dar turi sulaukti savo įvertinimo. Pora numeris 177 Aurimas Meška, Ainė Rutkauskaitė. Taigi netrukus ekrane šios poros rezultatas. Taigi šiai porai pirmasis žurnalo šokis sekėsi. Galiausiai teisėjai įvertina choreografiją ir prezentaciją ir kol kas jie yra 4 vietoje. Taigi dabar visos poros vienos valsą atliks grupėje. Taip turėtų būti, Indrė. Vienas valso neatliks grupės, dabar pradės valsą šokti. Tada vėl paliks aikštelę. Ir čia dabar yra ta privaloma 1 minutės pauzė. Kad pailsėtų paskutinieji, kurie sušoka, turi turėti pertraukėlę. Ir dabar jau jie pradės sušoks valsą ir tango ir grįž prie solo šokio. Na, o čia man atrodo, kad mes galime tikėtis ir lentelės. Sekretoriatas čia ruošiasi mums ją parodyti. Taip. Ir matome, kad pirmauja ir gana stipriai Marko ir Kristina, antrieji Simonas ir Liucija, tretieji Laurynas ir Gabija. Na ir labai arti vienas kito yra 4 ir 5 vieta. Labai arti. Bendra lentelė, bet ne visa suminė. Na, o kol kas, kol mes laukiame, kol prabėgsta privaloma pauzė šokėjams pailsėti, aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje standartiniai šokiai visada buvo aukštumoje ir patys pirmieji tokie išskirtiniai metai turbūt mums buvo 1996, kuomet suaugusiųjų Europos taurę laimėjo Artūras Narbutas ir Sandra Čelkytė. Po to sekė 97 metai ir ten jau buvo labai daug laimėjimų ir suaugusių, ir jaunimo, ir jaunių 2 grupėse, pasaulinėse arenose, bet čia mes turim susikaupti į tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, nes suaugusieji šokėjai varžosi dėl Lietuvos čempionatų medalių ir dėl to, kas šiemet važiuos į pasaulio ir Europos čempionatus. Europa vyks Moldovoje. Taip, ir dabar nusileidimų pakilimų ir daugiau šokamas žemesniai padėtėjai ir atliekamas gan staigios vietos, keičiasi ritmas. O mes ekranuose regėsime ir vertinimus po lėto valso. Ir matome, kad pirmosios 3 pozicijos išlieka tos pačios. Ir didelė galimybė, kad turbūt ir išliks, nes trečia vieta skirtumas yra balų, bet paprastai taip ir lieka pagal patirtį, sakau, labai... Na, bet vėlgi, mūsų poros tikrai mes žinom, kad kai kurioms šių porų geriau sekasi svinginiai, kai kurioms tango ir kvikstepas. Tai dar čia buvo tik svinginiai šokiai sušokti, pasižiūrėsime. Dabar kaip po tango. It's on my mind, I guess it goes like na 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 na
Mato, tikrai tango gerokai skiriasi ir greičiai, ir ritmas nuo valso. Dėkoju šokėjams, dėkoju ir jums žiūrovai. Kaip ir Na, bet žiūrovams euforijos tai sukėlė ne kiek nemažiau už svingimus šokius. Ir matome, kad na, tikrai smagu, kad iš tikrųjų vienos poros baigia savo karjerą, kitos ateina naujos ir yra stiprių porų ir tikėkime, kad na, Lietuva visada bus ryškiai matoma pasaulio sportinių šokių žemėlapyje. Tuo, žinoma, tikimės iš čempionų. Kartelė gan užkelta. Užkelta tikrai. Ir dabar matysime po tango, vėlgi, ar čia kažkas pasikeitė? Pasikeitė. Taip, pasikeitė. Taip. Ko nesitikėjom, bet trečiakis su ketvirta vietos pasimaišė. Taip, matome, kad, na, vėlgi tango jau kitos stilistikos šokis, vieniems geriau taip, kitiems geriau taip. Ir Ainė bei Aurimas išsiveržė į priekį ir šokyje tango aplenkė Lauryną ir Gabiją. Choreografija, partnerystė, atsitiktinai kompiuteris parenka. Dabar jie šoks fokstrotą. Ir tai bus solo Solo šokis. šokis. Jie jūs mato, taip kaip poros tuo metu šoka, taip jie ir vertina. Suknelės grožio, šukuosenos grožio jie tikrai nevertina, žiūri tuos dalykus, ką sakiau prieš tai. Čia jau grožis mums, žiūrovai, mes jau vertinam, kurigi suknelė gražesnė, kurigi šukuosena gražesnė ir taip toliau. O čia plėpūnė šiaip savo, šokėjai turi pasiruošti, pailsėti, čia jau... Čia vėlgi yra ta privaloma minutė, Indrė, taip, kada... Taip, po grupės visą laiką turi būti duotas laikas pailsėti, kad kuo geriau suteikti vienodas sąlygas visiems šokėjams. Kas šoka pirmas ir paskutinis. O paskutinė irgi bus pertraukėlė. O kaip jūs mėgstate? Jūs mėgstate pirmi, paskutiniai, per vidurį?